Tifgrunt yra aukštos kokybės polimerinė dispersija, dalelių dydis 0,04 mikrono, pagrindas skaidrus, silpno kvapo, universaliai naudojamas giluminis gruntas, paruoštas naudoti. Jis skirtas statybinių medžiagų paviršių apdorojimui tiek patalpose, tiek lauko sąlygomis. Gruntas naudojamas statybinių medžiagų paviršiaus sluoksnių sutvirtinimui ir struktūrizavimui. Kietumui ir atsparumui dilimui padidinti, paviršių dulkėtumui sumažinti, apsaugai nuo lašančio vandens drėgmės, gruntas leidžia vandens garų pralaidumą, medžiaga iš dalies kvėpuoja, paviršiaus įgeriamumo suvienodinimui ir homogenizavimui, paviršiaus sukibimo pagerinimui prieš tinkavimą, plytelių klijavimą, dažymą, tapetavimą ir kitus paviršiaus apdorojimo darbus. Ypač tinkama darbui su gipso, betono, cemento turinčių mineralinių paviršių, keramikos ir mineralinių pluoštų plokščių medžiagų apdorojimu. Apdorojimo pagrindo paviršius turi būti sausas, be neorganinių tirpiklių pėdsakų ir paviršiaus priemaišų, be mechaniškai nesurištų dalelių. Gruntas prieš naudojimą sumaišomas ir tepamas nulupimo būdu. Su kočėlu arba su kito asmens pagalba. Gruntui reikia leisti visiškai išdžiūti. Tolimesnį paviršiaus apdorojimą rekomenduojama atlikti ne anksčiau kaip po 5 valandų. Negalima tepti ant drėgnų paviršių ar dirbti lauke lyjant lietui. Kadangi grunto sudėtyje yra polimerų, norint tinkamai gruntuoti, svarbu, kad oro santykinė drėgmė būtų mažesnė nei 75%, o apdorojami paviršiai. Temperatūra turėtų būti aukštesnė nei 5 laipsniai Celsijaus, o optimaliai iki 35 laipsnių Celsijaus. Lygiems paviršiams sąnaudos yra apytiksliai nuo 90 iki 120 ml kvadratiniam metrui priklausomai nuo paviršiaus tekstūros. Ypač šiurkštiems paviršiams sąnaudos siekia 200 ml kvadratiniam metrui. Gruntas laikomas sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose su gera oro ventiliacija. Laikymo temperatūra nuo +5 iki +35 laipsnių Celsijaus. Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Nelaikyti aliuminio, vario ir jų lydinių induose. Laikymo laikas 1 metai. Reikia saugoti nuo užšalimo ir pernelyg aukštos temperatūros. Medžiaga turi būti laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbant su grunto sudėtimi, jokių ypatingų sąlygų nereikia. Žmonių apsaugai galima naudoti guminės arba polivinilchlorido apsaugos priemonės. Rekomenduojama naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai. Taip pat rekomenduojama naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose!